Labą dieną, gerbiami septintokai. Šiandieną mes pradėsime kitę 9, tai būtų prievardžiai ir konvertavimas yra teksto. Tai ką šitoj pamokoje reikėtų padaryti? Pirmiausia, reikėtų testą spręsti. Testo sprendimui yra atsakymai tiksluose uždaviniuose, nuėjus į dokumentą, tikslai uždaviniai. Mes galim pabaigoje rasti priedas ir va čia aprašyta yra teksto. Galite ir internete informacijos rasti. Tai testas, toliau yra praktinio darbą, galite padaryti tokią formą, kad konvertuojamas tekstas, ką reikėtų su to tekstu padaryti, kelti Wordą ir 3 kartus jį saugoti įvairių formatų. Tai kaip jis padarytas tas darbas, aš kartą parodysiu, aplankaliai jis yra, ir mes dabar truputėlį pasiaiškinsim, kaip tai padaryta. Tai va, sakykime, Word'e įkeltas dokumentas, į Wordą įkeltas dokumentas, va štai Wordo dokumentas įkeltas, va tas tekstas, kuris yra internete, kurį tik rodžiau, ne? Įkeltas į Wordą ir parodysiu, kaip jis įsaugojimas yra. Matote, 3 skirtingi failai, PDF formatas ir internetas su aplankalu, internetui tinkantis, reiškia HTML yra. Va, įkeltas tekstas, prieš tai, aišku, turit parašyti savo autorystę, Kauno Senamiesčio progimnazijos jūsų klasės pavadinimas, mokinio arba mokinės, vardas pavardė jūsų ir informatikos darbas. Toliau, šitą visą tekstą nukopijavus, jūs turite jį gal truputėlį aptvarkyti, ten tainį romaną uždėti, 12, lyginimas, įtraukas padaryti, abipusis lyginimas ir tada įsaugojam. Tai įrašyti kaip spaudžiame, susirandame aplankalą arba sukūrėme aplankalą, kurį pavadiname 9 pamoka, brūkšnys konvertavimas. Ir į tą aplankalą įsaugojame. Įsaugojimas turėtų būti jūsų vardas, pavardė ir numeris, kad 1 dokumentas, 2, 3 dokumentas. Dabar įrašomo failo tipas. Va čia antroje eilutėje yra, matote, ne? Antroje eilutėje. Tai įrašomo failo tipas, mes įsirenkame Wordo dokumentą arba galite seniausią versiją įsaugoti, tai visuose kompiuteriuose atidarytų jį. Va. Pas mane atidarysite tokį, kokį tai padarysite, nes pas mane yra pats naujausias Wordas. O jūs galite ir padaryti ir senesnę versiją. Taip pat galite saugoti PDF formatu ir tinklalapį formatu. Na, be abejo, tą aplankalą galite ir suarchivuoti. Tai suspausti ir bus jums labai viskas gražu. O tai archivavimas atrodytų va šitai. Paspaudžiame ant aplankalo su dešinė pilies klavišu, kompiuterį turi būti instaliuota zip arba rar programa ir, reiškia, ir tada suarchivuoti, tai suzipinti, ne? Tai į tą suzipuotą, archivuotą failą atsiųsti. Arba po vieną šitą failą siunčiame, išskyrus nesiunčiam šito aplankalo. Siunčiam Wordinį dokumentą, PDF formato dokumentą ir internetui tinkantį šitą dokumentą. Jis, aišku, neatsivers, bet aš matysiu, kad taip yra. Tai galvoju, kad išaiškinau. Reiškia, neužmirškite, kad siunčiant laišką reikia rašyti 9 pamoka testas arba 9 pamoka, reiškia, praktinis darbas. Ir va taip atsiųskite ir bus viską padaryta. Taigi lapkričio mėnesį mes mokėm pamokas, 8 ir 9 pamokas. Tai ačiū, kad žiūrėjote.